skrolina savo telefoną, kad bent išgirstų, kad mes atvažiuojam ir atkreiptumėmės jų dėmesį. Mes nenorim išsiskirti, parodyti kažkokį pranašumą prieš kitus eismo dalyvius, mes tiesiog norim būti išgirsti ir matomi keliai. Ką tu galvoji apie 125 kubinių centimetrų motociklą? Puikus motociklas pradėti motociklisto karjerą. Taip. Puikus miesto motociklas. Toks motociklas tinka nedrasiems žmonėms, kurie nori motociklo, bet bijo didelio motociklo. Tai 125 motociklas ar tas pats 50 kubinių centimetrų motoroleris yra puikiai transporto priemonė. Išmokti valdyti motociklą. Motociklininkus gal taip labai grubiai galima skirstyti į tuos vieniši vilkai, kurie viską geriau žino negu tu. Tai tada būna maloniausia, kai toksai patenka ir kaip sako, nieko sau, va kaip pasirodo, aš čia kažko ir nežinau. Tai visą tai kainuoja, nes sakau, netgi tas pats maršruto planavimas, jisai kainuoja nemažus pinigus, nes reikia nuskrist, reikia išsinuomoti vėlgi tą patį motociklą, reikia pravažiuoti visą maršrutą ir ne vieną kartą, nes kartais važiuoji, kelias tiesiog pasibaigia. Gido buvimas, kuris tau čia ir vietoj atsakysi tavo visą klausimą, į tą, kas tau neaišku, kodėl, kas, kaip, tai yra labai kitaip. Aš sakau, laikysi teisės. Ne, aš jau turiu. O Dieve, galvoju. Sakau, tai dabar pirksi motociklą? Ne, aš jau turiu. Kada? 3 metai. Placek po Vengersku. Placek po Vengersku. Šiandien aš kalbinu Kęstutį Jurevičių, Ducati ambasadorių, moto instruktorių. Labas, Kęstuti. Labas. Tau patinka vasarą miegoti prasidarius langą, kad būtų daugiau gryno oro? Taip. Man irgi patinka, bet aš gyvenu netoli Ukmergės gatvės, kur vakarais prasideda motociklų ir automobilių, pavadinkit tai lenktynės. Tu esi tą pajautęs? Taip, jaučiu kiekvieną vakarą. Lietuvoje yra nustatyti reikalavimai ir berods, aš nežinau, gal tu man pritarsi, pagal motociklo galingumą yra decibelų ribos. Taip, tai decibelų ribos yra nustatomos pagal motociklo kubinius centimetrus, galingumą, arba ant motociklo būna užrašyta informacinė lentelė, kurioje nurodytas, koks leistinas yra decibelų kiekis. Taip. Gerai, turim. Klausyk, Kęstuti, pabandėme 4 motociklus. Tokius miesto motociklus, su kuriais realiai važinėjom gatvėse. Kokią išvadą mes galim pasidaryti? Kad jie visi plius minus yra proto ribose, nėra baisiai triukšmingi. Aišku, kai duodamės motociklam aukštų apsukų, tai jie tampa natūraliai triukšmingi, kaip ir kiekvienas automobilis. Bet vėlgi nereikia pamiršti, kodėl kai kurie motociklistai nori būti garsus. Ne? Tai kodėl jie nori būti garsus? Dėl saugumo. Teisingai, kad keli vairuotojai sėdėdami automobilyje ir kai sėdi skrolina savo telefoną, kad bent išgirstų, kad mes atvažiuojam ir atkreiptumėmės jų dėmesį. Tai tiek, mes nenorim išsiskirti, parodyti kažkokį pranašumą prieš kitus eismo dalyvius, mes tiesiog norim būti išgirsti ir matomi keliai. Mes pastebėti galime ir automobilius, kurie yra tuninguoti, išpjautais katalizatoriais, turbūt ir ten pridaryta visokių tai pričindalų ir jie taip pat kelia tam tikrą garsą ir palieka nepatenkintus gyventojus. Dažniausiai
kuri triukšmingiausia markė, gal mes jos nevardinsim, bet tikrai visiems yra aišku, bet ten jau tie visi pach ir panašiai, tai jau pasipuikavimas prieš kitus ir pasirodymas. Tai aš manau yra du skirtingi dalykai, kur yra garsesnis ar garsus išmetimas, kad tave išgirstų ir girdėtų, kad tu atvažiuoji, ir kitas dalykas, kur tu važiuoji pasipuikuodamas. Taip. Negalime taip besti vien tik tai pirštų į motociklą ir sakyti, jie yra kalti ir mes uždarysime dabar miestą ir jų nebeįleisime, ar ne? Nes kalčiausias visgi yra vairuotojas. Tas, kuris nusprendžia pasituninguoti savo transporto priemonę ir visiškai nesvarbu, nuo 2 ar 4 ratų. Tikrai taip. Ir kokių kalbų mes tik negirdėjom apie 125 motociklus. Mes čia turime Yamaha MT 125. Mums jį paskolino motociklų nuoma Motospot. Ačiū Jums labai, o jeigu Jums reikės motociklo, būtinai jiems paskambinkite ir išsinuomokite tik tai tokį, kokį Jūs norit. Ką tu galvoji apie 125 kubinių centimetrų motociklą? Puikus motociklas pradėti motociklisto karjerą. Taip. Puikus miesto motociklas. Ar tai motociklas, ar tai yra transporto priemonė, čia jau nuspręs pats vairuotojas. Man 125 asmeniškai tai būtų transporto priemonė. Taip. Ne, kur labai greitai, manevringai, ekonomiškai galėčiau mieste nuvažiuoti iš taško A į tašką B. Mes turime paruošę Kęstučiui vieną užduotį. Taigi, su 125 motociklu mieste įsibėgėti iki 50, įsibėgėti iki 90, pamanevruoti gatvėje, pradėti nuo raudono šviesoforo važiuoti ir pasižiūrėti, koks jausmas yra, kai už tavęs yra mašinos. Ar tu nieko prieš, jeigu mes tave tiesiog išleisime su šituo motociklu pravažiuoti Vilniaus gatvėmis dabar, nufilmuosime su GoPro kamera tavo patirtį ir tada paklausime, kaip tu jauties? Nu, pabandom šitą žvėriuką. Pabandom. Tai kaip tau sekėsi? Įdomiai. Klausyk, aš turiu tau keletą labai konkrečių klausimų. Ar teko sustoti prie raudono šviesoforo? Neteko, kad pilnai sustot, bet tikrai nesijaučiau prastesnis negu kiti eismo dalyviai. Negu kiti. Bet pajudant iš vietos, ar užtenka galios? Užtenka, tik tai vėlgi bandžiau labai pagal kelių eismo taisyklės važiuoti, tai nesijaučiau saugus vien dėl to, kad buvau labai mažas kely. Mažas kely. Ypač turbūt jaučiasi, jeigu tu važiuoji aplinkelį, ar ne? Tikrai taip. Koks jausmas, kai tu važiuoji 70, 90, nėra tokio pojūčio, kad kaip ir trūksta galios? Šiaip motociklas pats iš savęs dinamiškas, viskas yra gerai, kaip 125 arba lengvojo motociklo kategorijai, tai yra puikus motociklas, ratai dideli ir panašiai, tai to tokio nesaugumo jausmo nėra. Tas gal nesaugumo jausmas būtų man asmeniškai ant motorolerių, kur maži ratukai, duobės, kelių nelygumai, tai baisu. O su juo jaučiausi tik tai, kad esu mažas ir nematomas ir sąlyginai lėtas. Ir turbūt, kai lenkia tave mašinas, nėra tokio pojūčio, kad tuo nuneš. Nu, kai apvažinėjau sunkvežimį vieną, tai buvo įdomu. Jaučiasi vėjas, tikrai taip, nes motociklas pats iš savęs yra lengvas, tai tie visi vėjo gūsiai tikrai jaučiasi, bet vėlgi tai jaučiasi prie didesnių greičių. Važiuojant aplinkelį tas jaučiasi, mieste tikrai jokio diskomforto nesijaučia. Taip. Tu galėtum parekomenduoti nuo tokio motociklo pradėti savo motociklininko karjerą? Tikrai taip. Toks motociklas tinka nedrasiems žmonėms, kurie nori motociklo, bet bijo didelio motociklo, tai 125 motociklas ar tas pats 50 kubinių centimetrų motoroleris yra puikiai transporto priemonė, išmokti valdyti motociklą, pajausti ir įgauti patirties eisme ir tada didesni motociklai tampa nebaisus ir jau atėjus į vairavimo mokyklą tikrai tas pradedantysis ar norintis tobulėti motociklistas bus žymiai drąsesnis jau vairavimo pamokos. Susitvarkytų jau ir su A kategorija iš principo. Tikrai taip. Jam tai nebūtų naujiena, jisai žinotų, kaip elgtis su to motociklu, kaip su juo stabdyti, kaip tas pavaras junginėti ir panašiai. Man kažkodėl atrodo, kad užmiestyje, kai tau reikia aplenkti ypač kažkokią tai mašiną ar ne, ar kliūti, kažkaip kaip ir norisi tos galios daugiau, kad aplenktum greičiau.
Kaip tu galvoji, kaip su 125 sektųsi? Užmesti su 125 jau reikėtų labai stipriai planuoti savo veiksmus į priekį, nes vėlgi motociklas ribotas gale. Tai jau kai tu važiuoji ties motociklo ribomis, limitu, tai lenkimas turi būti jau labai gerai apsvarstytas, ar man verta lenkti, ar man geriau važiuoti paskui tą automobilį. Taip. Nes kartais geriau ramiau važiuoti, negu po to prisidaryti reikalų. Taip. Jokios kritikos 125 motociklui, ypač jeigu jūs esat pradedantysis arba jūs važiuojate tiesiog mieste į darbą, namo, ar ne, ir nereikia važiuoti užmiestyje, nereikia 130 ir daugiau galios. Bet galbūt yra ir kita medalio pusė, kad aš važiuodamas su netokiu galingu motociklu, aš galiu išvengti skaudžios nelaimės. Važiuojant eisme su motociklu, nesvarbu kokiu, mes esam už save atsakingi, bet mes už kitus eismo dalyvius galim neatsakyti, ne? Ir jeigu mes važiuosim tvarkingai, kitas eismo dalyvis gali mus kliudyti ar kažką padaryti. Ir su motociklu tai yra padidintos rizikos transporto priemonė, nesvarbu koks jis yra galingas. Taigi visiškai nepriklauso nuo to, kokio galingumo motociklą jūs vairuojat, jūs turite tai daryti saugiai. O tokio motocikliuko tikriausiai visiškai pakanka mieste, galbūt nepakanka užmiestyje, bet tikrai mes jį rekomenduotumėm pradedantiesiems, kad po to ant A kategorijos motociklo, ant galingo motociklo jaustumėtės saugiau ir komfortiškiau. Tikrai tiesa? Taip. Dienos pabaigoje grįžus namo, atsisėdus ant sosto, kas kels didesnį liūdesį? Ar tarp Vilniaus ir Kauno nuvažiavus su 125, ar netyčia pirmam pamojavus motoroleriui? Nuvažiuoti su 125 nuo Vilniaus iki Kauno. Šiandien Motorų studijoje mes turime net keletą svečių ir tuo aš be galo džiaugiuosi. Kelionės motociklais. Kur šiandien važiuoja keliautojai? Kokie yra keliautojų lūkesčiai? Kaip yra planuojamos apskritai kelionės motociklais? Ir šiandien studijoje aš turiu Viačeslavą ir Dalią, kurie turi savo bendruomenę kelionės motociklais, taip ir vadinasi, ir Mototravel Lithuania. Ir taip pat man po dešinį yra Vytautas Jekelaitis, kuris organizuoja taip pat keliones, ekskursijas po Lietuvą bei Lenkiją ir yra profesionalus gidas. Tai sveiki visi! Sveiki, malonu. Apie motociklus pirmiausia, Viačeslavai, Vytautai, kokie motociklai prie jūsų ir kodėl būtent tokie yra jūsų motociklai? Šitas motociklas, jisai vienas iš keletus, kurie stovi garaže. Pasirinkimas, tai nežinau, kai sakei, kad reikia tiesiog atvažiuoti su to motociklu, kuris kažką reiškia, tai šitas motociklas yra mūsų emocija. Turbūt, nes pirma kelionė yra su šito motociklu. Šitas motociklas buvo aplamai nupirktas Dalios. Jinai jį pirko, nes aš tuo metu buvau komandiruoti išvykęs, prasme, ir grįžau. Bet įdomiausia dalis, kad Dalia, tai nevairuoja motociklą. Ne, nevairuoja. Aš tik tai perku. Jo, ir jinai pirko irgi įdomiai, ta prasme, mes per Viberį bandėm ten įpirkti bendrai, ten man draugas vienas buvo su ją nuvažiavęs, tai išsistumė tą motociklą, reiškia, jie iš garažo ir jinai tiesiog atėjo, pamatė, o geras, atsisėdo ant galinės sėdynės ir pasakė, perkam. Tai svarbiausia. Draugas man sako, gal užkurkim. Pabandykim pavažiuoti, ta prasme, iš viso jisai gal nevažiuoja. Jai buvo nesvarbu, jai svarbu buvo atsisėsti ant to moco ir kad buvo patogu. Viskas. Laiminga Šalio, tai grožinė, žiūri. Laiminga šeima, laiminga mamytė. Happy wife, happy life. Kiek kilometrų prasukot jūs jo? Kiek metų turit? Virš 100 000. Virš 100 000. Jau stipru. Vytautai. Koks motociklas? Kodėl? Kur čia su juo nukeliavo? Taip pat 100 000 prasukot? Ne, neprasuko dar. Ne, neprasukau, šitas nedaug važiuoja palyginus, nežinau, šiaip šitas gražesnis negu kitas, nors su kitu daugiau važiuoja, bet šitas geriau kadrė žiūrėsis. Tai va tik dėl to. Šiaip šitas yra galingesnis motociklas, kur važiuoju ilgesnės kelionės, kur reikia su grupe važiuoti, kad galingesnį turėti motociklą. Kelionėms labiau skirtas. Patogus jau. O yra ir, kaip ir pas Viačeslavą, yra dar vienas kitas atsarginis. Taip. Atsarginis tiesiog kitiems dalykams skirtas. Gal irgi ten padėjo išsėdėti? Ne, žmona nesėda kategoriškai ant motociklo, sakė, kad aš nemoku vairuoti. Tai vat, o nebandėte kažkaip įrodyti? Koks tu laimingas? Aš bandžiau įrodyti, gal net tiek, kad įrodyti, pabandyti, pavažiuoti, bet kol kas, kaip sakyt, ne. Tai gal čia Viačeslavas teisus, gal ir laimingas, kad nevažiuoja. Gal čia ta mūsų laimingo šeiminio gyvenimo paslaptis.
Jūs esat sutuoktiniai. Aš pirmiausia, tai noriu Jūs pasveikinti su bendrais pomėgiais. Tikrai nedažna šeima, kuri turi bendrą gražų pomėgį ir tokią bendrystę, tai tas labai iš tikrųjų faina, bet kas Jūs atvedė į motociklų pasaulį apskritai? Aš tai kažkaip nuo vaikystės, tėtis mano buvo motokrosininkas, tėvai visą laiką važinėdavo su Java, mane per vidurį ir prie jūros. Ir kažkaip tas motociklas visą laiką buvo, kadangi pas mus antra santuoka, pirmas vyras irgi buvo su motociklu, tai kažkaip natūraliai, taip ėjo ir ėjo. Tai supratau, kad jeigu motociklą nevairuoja, tai vyrus jau net netinkamas. Kažkaip nepasitaikė tokių kandidatų nebuvo. Supratau, kad viena pirmųjų kelionių Jūsų buvo į Lenkiją su draugais. Kada Jūs supratot, kad iš tos kelionės gali gimti kažkas daugiau? Buvo tiesiog kelionė su draugais, kuri buvo ilgai planuota labai, ten geras pusmetis, labai daug dirba ties tą kelionę, labai daug bendravo su Lenkais, bet taip ir neišmoko lenkiškai kalbėti. Bet viskas sustigavo, suorganizavo, kaip ir surinkom savo tą kolektyvą ir išvažiavom. Ta prasme, tai nebuvo kažkoks tai žvilgsnis į ateitį, dar kažkas, tiesiog, faina keliauti, važiuoti ir taip toliau. Tai buvo tokia pirma ilgesnė kelionė su daugiau žmonių ir paskui kažkaip po truputį pradėjom tiesiog dažniau tai daryti. Mes ir toliau važiuodavom po Lietuvą ir tokias, kad ne šiaip pravažiuoti ten kažkiek kilometrų ir tam, kad tu tik važiuoji, o tam, kad pamatyt kažką, sužinot kažką. Ir važiuodavom dėl to, kad mums tai patinka ir atsirado žmonių, kurie važiuoja kartu. Aišku, mes tada viską darėm iš savo geros valios ir dėl to, kad tikrai faina ir būti su tokiais žmonėm ir viską. Ir tie žmonės grinai mus pradėjo protinti, kad kodėl Jūs tai darote. Taip, Jūs kažkokį pinigų, nes tai Jūs turi nuostolį, visi turi malonumą. Kaip tik noriu ir klausti Jūsų, nes atrodo, kad kaip ir sudėtingiausia, turbūt kelionėse motociklais yra pravažiuoti visą maršrutą, be traumų, be kažkokių tai įvykių ar ne. Bet kiek su Jumis teko bendrauti ar ne, Jūs sakot, kad pakankamai sudėtingai yra suplanuoti. Idėja, kur važiuoti yra mano, aš jau turiu surasti, kur važiuoti ir ką pamatyti, o jisai turi techninius dalykus padaryti. Jisai pravažiuoja, jisai paskaičiuoja laikus, maršrutus, viską sudėlioja. Tai tas sudėtinga Lietuvoje yra, pavyzdžiui, jeigu važiuoja daug žmonių, mūsų nepriima rajonai pavalgyti, provincijoje nėra. Jeigu yra salė, kur telpa 40, ten būna vestuvės vasarą, krikštynos ir taip toliau. O kiek Jūs važiuojate tarp kitko? Visaip. Vat praeitas ratukas šiemet mūsų, tai mes sakėm, kad gal daug nebus, tai atsirado 42 berods buvo. Jo, buvo daug ir mes jau netgi motociklus ribojom, nes vieną kartą mes važiavom į Pabradės pusę ratuką, tai kažkaip neribodavom tų motociklų, tiesiog kolektyvas, norit važiuokit, viskas ok. Ir tada atvažiavo virš 80 motociklų, ta prasme, žmonių buvo virš 100. Taip, 86, man atrodo, buvo motociklų. Tai buvo labai sudėtinga, mes atvažiavome į Pabradę ir ten yra Maxima, mes užėmėm visą aikštelę. Visą aikštelę stovėjo vien motociklas. Ir buvo labai sudėtinga suvaldytos motociklus, ta prasme, buvo tai labai daug. Ir mes pradėjom ribotą skaičių iki 30. Tai va, ir tada jau kaip ir neblogai. Taip, visą laiką norisi surasti kažką, kur nebuvai, ko nematei, nes pasakai ten, mes važiuosim. Kur nebuvo kiti. Ta prasme, tai kad nebūtų turistinė kažkokia tai vieta, kuri žinoma realiai visiems. Arba pusiai tiem, kurių važiuoja, kad tai būtų susidomėję visi. Taip, dabar mes planuojam per Žolinę važiuoti vėl ir į Šiaulių rajoną. Tai Šiaulių rajone, kas nebuvo Šiaulių rajone, visi buvo. Kas Kryžių kalnas, kas nebuvo Kryžių kalne, buvo visi, kas buvo su gidu. Kas buvo, turbūt niekas neina ir to neužsako, nes kai aš pati skambinau ir sakiau, kad mes norim gido, o ar jūs už jį mokėsit už gidą? Taip, mes norim gido, mes norim žinot, nepažiūrėti, o sužinot. Vytautai, jūs esat licencijuotas gidas. Ir mes esam su Jumis bendravę ir pasakojot, kad sudėtingiausia yra suprasti, ko žmogus nori. Bet smagiausia yra tuomet, kai sužinai, ko žmogus nori ir išpildo jo lūkesčius. Kokie šiandien yra keliautojų lūkesčiai, kur Jūs būtent organizuojatas ekskursijas po Lietuvą, istorinės ar ne? Grupiai jau važiuojant, kai žmonės atvažiuoja,
Tai netgi, kai yra pateikta programa kelionės, vis vien skirtingi žmonės turi skirtingą supratimą ir mes visi vieną tekstą skaitydami jį šiek tiek kitaip suprantame. Tai va ten svarbu suprasti tuo metu, pajausti tų žmonių nuotaiką, kai kam įdomus vieni niuansai, kaip kam kiti, kai kam gal tas iš viso neįdomu, tai vat surasti tą kažkokį tai balansą ir nekankinti žmonių. Pasakyti, kas čia įdomu moto keliautojams šiandieną, tai turbūt būtų per daug sudėtinga. Aš, kadangi dirbu tam tikroje srityje, man kažkas patinka, aš stengiuosi dalintis tuo, kas man patinka. Tai man patinka technika, patinka istorija, kažkokie tai neįprastos vietos, tai vat, tam tikrą prasme svarbu labai pateikti žmonėms, ko jie gali tikėtis iš to, kad nebūtų kažkokių nustebimų, nusivylimų ir iš to kiltų kažkokios tai emocijos. Bet tai, ką girdžiu, tai vis tiek jūs suplanuojat kelionę ir tada dar pagal tuos žmonių norus, lūkesčius, ar ne, dar turit mokėti prisitaikyti, kažkaip pakeisti, kažką perplanuoti. Na, kartais perplanuot, kartais tiesiog matyti, kada baigti kalbėti. Nes, tikrai kartais matai, kad tai, ką tu pasakoji, žmonėms neįdomu, tai tada reikia pabandyti kažką kitą papasakoti, o kartais tiesiog žmonės pavargę nuo to pačio važiavimo, jau gali būti pavargę ir tai, kad tu ten esi pasiruošęs 45 minutės teksto, tai gali tik tai, pakankinti žmonės ir bus tik tai dar blogiau. Tai tiesiog matydamas, kad toj vietoje jau žmonės pavargę ir jau jie nepasiruošę to teksto priimti, tai tiesiog galbūt tą gali pasakojimą nukelti kažkur kitur ir ar tiesiog papasakoti kažkokią kitą istoriją, papasakoti bairį, kad tiesiog žmonės atitrūktų, atsibūstų, tai toks, sakysim, ties viešo kalbėjimo ir ką moko gidus. Tai gidus moko ne tik tai istorijos, bet moko viešo kalbėjimo, moko tos grupės dinamikos valdymo. Kas pas jūs važiuoja? Jaunimas daugiau, ar tokie jau amžių žmonės? Koks yra tas keliautojas? Aš tai sakyčiau taip, kad motociklininkus gal taip labai grubiai galima skirstyti į tuos ne pagal amžių, bet tokie yra vieniši vilkai, kurie viską geriau žino negu tu. Tai, sakysim, tai tada būna maloniausia, kai toksai patenka ir kaip sako, o nieko savo, kaip pasirodo, aš čia kažko ir nežinau. O yra kita grupė žmonių, kurie domisi, kurie neturi to jau, aš čia pats gudriausias, pats kiečiausias ir jie tiesiog labiau gal ieško tos bendruomenės, ieško to, sakykime, patirties. Tai vat, to patyrimo gal ne patirties, bet kažką patirti ir tie ir vieni ir kiti yra geri. Vis blogų klientų nėra. Apie ką yra jūsų ekskursijos? Duokit keletą pavyzdžių, kur keliautojus dabar nukreipiat? Kartu su Viačeslavu mes važiuojame į Lenkiją, tai pasakojame apie Antrą pasaulinį karą, 4 dienas važiuodami per objektus, kurie yra su tuo susiję, per miestus, per tą. Vilniuje aš vedu įvairias moto ekskursijas, tai pavyzdžiui vedu moto ekskursiją Vilniaus žvyrkeliais. Mes vis dar turime privilegiją, vis jos mažiau ir mažiau, bet vis dar galime Vilniuje pasivažinėti žvyrkeliais. Taip, atrasti, pasivažinėti žvyrkeliais ir tuo pačiu tas važinėjimas žvyrkeliais parodo tokias vietas, kur dažnai Vilniečiai visą gyvenimą pragyvenę Vilniuje sako, aš niekada čia nebuvau, čia Vilnius. Va. Kitas dalykas, pavyzdžiui, yra ekskursija apie Vilniaus tiltus. Kurie vėlgi tai yra, sakykime, istorija tam tikrų pastatų. Tie tiltai yra susiję su miesto istorija, tai va tas tokie, kaip sakyt, pavyzdžiai. O iš tikrųjų tai motociklų ekskursijos tai nėra pagrindinis mano darbas, tai yra papildoma prie pėsčiomis vedamų ekskursijų. Aš vedu ekskursijas taip pat muziejuje, automuziejuje, energetikos ir technikos muziejuje. Važiuoju su autobusais, su turistų grupėmis per Baltijos šalis. Jeigu aš norėčiau dabar nuvažiuoti į Graikiją motociklus su jumis, ką aš turiu žinoti, ką aš turiu turėti? A kategorijos pažymėjimą, nedidelį lagaminą ir tiek, ir šalmą. Bendrai šalmo galima netgi nesivežti. O motociklo net nereikia? Ne, nereikia, motociklą galima išsinuomoti vietoj. Mes ne tiek organizuojam, mes nesam organizatoriai, mes kaip ir planuotojai tos kelionės. Nes taip, jos yra per visą Graikiją tik tai 2. Ta prasme, kai gidės, kurios yra licencijuotos, kurios patenka į bet kurios muziejus ir bet kuriuose muziejuose
istorinėse vietose, visur jas gali vesti ekskursijos. Lietuviškai. Taip, lietuviškai. Galima, pavyzdžiui, į Graikiją nuskristi ir pagulėti 600 eurų. Jeigu mes norim nuvažiuoti pagulėti pliaže, ta prasme savaitę laiko nieko nepamatyti, nieko neveikti, tai taip, tai 600 eurų tai yra jo, kaip tik, nu tai valio. Bet jeigu norite gido, taip, jeigu jūs norit važiuoti, jūs norit gido, ta prasme, ir taip toliau, jūs norit puikiai ten gerai suplanuotas kelionės, nu pakol kas dar niekas neskundė, jų yra nemažai, ta prasme, pravažiuota. Nu, tai be abejo, tai visą tai kainuoja, nes, sakau, netgi tas pats maršruto planavimas, jisai kainuoja nemažus pinigus, nes reikia nuskristi, reikia išsinuomoti vėlgi tą patį motociklą, reikia pravažiuoti visą maršrutą ir ne vieną kartą, nes kartais važiuoju, kelias tiesiog pasibaigia. Nu, tai va, kurio nėra Graikijoje, tai yra jo visiškai, ta prasme, labai dažnas reiškinys, ypatingai pavasarį. Ko reikia? Gali sėsti Vilniui ir išvažiuoti ir atsirast Graikijoje. Pabūt Graikijoje, pasivažinėti ir grįžti atgal. Kiek laiko truks? Minimum 2 savaitės, o tai ir daugiau. Visi turim šeimas, visi turim kažkokius tai įsipareigojimus vaikam, tėvam, darbui ir kiek žmonių gali sau leisti išvažiuoti ant kokiom 3 savaitėm ir būti ne su šeima, ar ne, su motociklu. Tai tas mūsų toksai noras, kad tu gali pamatyti, tu nuskrendi, mes viską padarom. Tu sėsk, ilsėkis ir važiuok. Tu turėk malonumą nuo to, kad tu važiuoji, nuo to, kad tu valgai, nuo to, kad tu girdi ir tai trunka tik savaitę. Ta kaina tikrai nėra didelė palyginus su tais, kurie organizuoja, pavyzdžiui, mes labai stebėm užsienį, būtent jau tie organizatoriai, kurie daro jau ten rimtas tas keliones, važiuoja ir taip toliau, tai va, tai ten yra, nežinau, 2 kart brangiau. Ta pati savaitė. Tai va. Aš aišku suprantu, dėl ko ta visa kaina yra tokia ir vėlgi, nepamirškim, kad Graikijoje tas gidas kainuoja didelius pinigus. Nes tas gidas į save investavęs yra labai didelius pinigus, nes Graikijoje ten yra labai brangu tai pasiekti, nu tai va, ir jinai be abejo, jinai turi vertę, kadangi jos yra tik tai 2, ta prasme, tai bet tu turi profesionalą. Bet ir apie Vytą aš galėčiau irgi pasakyti, kai mes važiuojam kartu ir Lenkijoje ir važiuoja Vytas, ir atrodo tas antras pasaulinis karas, ar ne? O Jėzau, čia kada buvo, ar čia kam dabar įdomu? Jis papasakojo taip, per šiuolaikinę reklamą biškį, per šiuolaikinę prizmę, ta prasme, kodėl dabar taip vyksta, nes ir tada taip vyko. Ir tie žmonės tada įsivelia tokią diskusiją. Jie Vyto klausia, Vytas atsako, ar tu padiskutuosi su ChatGPT? Taip, aišku, tu stovėsi ten prie kokių meteorų, o kada ten buvo taip? Ai, nu jo, kiek tu klausi, stovėsi ir rašysi, kai tu matai vaizdą, kai tu matai kažką. Tai tas gido buvimas, kuris tau čia ir vietoj atsakys į tavo visą klausimą, į tą, kas tau neaišku, kodėl, kas, kaip, tai yra labai kitaip. Ir netgi po šitos Lenkijos ekskursijos mūsų, tai atsiranda žmonių, kurie sakė, mes norim toliau su gidu kažką pamatyti, ir jie važiuoja į Graikiją. Jie važiuoja į Graikiją. Nors mes dabar lankome gidų kursus. Iš jūs labai sveikinu konkurentai. Tai jūs baigė gido kursus, jūs busit abu profesionalūs gidai? Taip, aš būsiu. Jinai bus profesionalus gidas, o aš kelionių vadovas. Bet matysim, kaip tenais, aišku, Vyto Lenkijai mes į nieką neiškeisim. Todėl, kad tai yra kokybė, tai yra gerai ir jeigu sausį paskelbė kelionę ir žmonės užsiregistravo tiek, kad padarė dar vieną grupę rugsėjį. Turėjom dar vieną grupę daryti, nes labai daug norinčių buvo ir tos 2 grupės realiai iki vasario mėnesio jos užsipildė. Teminiai ratukai dar yra po Žemaitiją ir jie nesibaigia. Papasakokit, tai nebūtinai po Žemaitiją. Po visą Lietuvą. Kur čia semėtės idėjų? Tai čia kur ką pamatėjai, kažką pamatėjai, ekraną nusifotkinai, kažką per teliką išgirdai, nusifotkinai, pradedi ieškoti ir randi. Bet Česlavai, bet jūsų kelionės jūs priimat motociklistus, net kurie vairuoja 125 motociklus, o ne negalingus. Kaip jums pavyksta užtikrinti, kad jie visi važiuotų saugiai? Ne, ta prasme, priimam, mes tiesiog neribojam, tu su kuo nori su to važiuoji. Nu, aišku, jeigu tu važiuoji su dviračiu, tu tiesiog nespėsi į koloną. Bet vėlgi mes perspėjam, kad jeigu tavo motociklas, jisai važiuos 60 km/h, tai ten, kur mes važiuosim 90, tu atsiliksi, tu tiesiog nespėsi. Fiziškai nespėsim. Tai va, o visą koloną tikrai nelauks. Bet tie 125, tai jie iki 100 važiuoja panašiai. Tai va.
Taip kad iš esmės motociklė. Jo, teisingai. Žodžiu, jeigu į Lenkiją mūsų norėtumėm su draugo. Vytautu važiuoti su 125, ar ne, tai galima. Galima, autostradom nevažiuojam. Nu, va dabar teko man važiuoti į šitą paskutinį turą su visiškai naujų motociklu. Gavau iš mūsų rėmėjo Motobei sporto. Tai su tuo motociklu, kadangi jis naujas, jisai turi važiuoti tam tikrą kilometrų, ta prasme, tam tikrą atstumą, neviršydamas tam tikrą apsukų kiekį. Ir mano greitis buvo max 90. Na, aš tai pagalvojau, kad gal chebrai nepatiko labai stipriai tas dalykas, bet iš esmės kažkaip, nežinau, man atrodė, kad nebuvo to greičio per mažai. Vėlgi, čia gal Viačeslavas daugiau patirties turi, aš išsakysim tos ne tiek daug su grupėm važiavimo, kadangi nesenai palyginus važiuoja, bet yra tam tikra grupės ir sustatymas, kaip ta grupė yra sustatoma. Ir ta prasme, kolonoje yra sudėliojama grupė taip, kad tie, kurie važiuoja, sakykime, su silpniausiais motociklais, jie yra statomi pakankamai arti priekyje, kad jiems nereikėtų, sakykime, vytis kolonos ir tada tas jų sakykime, silpnesnis motociklas neturi tiek daug įtakos. Čia gal labiau būna, kaip žmonės kartais gėdėsi, lietuviai čia mes turim tą kuklumą ir tą gėdos jausmą ir jie sakysime, nenori pasakyti, kad tas mano, sakykime, silpnesnis motociklas, ar kad aš čia turiu mažiau patirties. Tai čia gal kas žiūri, tai norėčiau net ir paskatinti, kad čia yra visų, ne tik jūsų, bet ir grupės komfortas, jeigu mes galime teisingai sudėlioti tą koloną ir tada visi važiuoja, sakysim, komfortabiliai. Kalbant apie požiūrį, Dalia, Viačeslavai, jūs turėjote patirti, kaip jūs su vieno miesto meru suderinot, kad atvykę keliautojai galėtų pasistatyti motociklą netgi miesto aikštėje, ar ne? Tačiau yra miestų Lietuvoje, kurie draudžia motociklizmą. Ką jūs apie tai galvojat? Tai ką čia begalvot? Tas meras, kuris norėjo, kad motociklai būtų išrikiuoti aikštėje, tai yra Marijampolės meras. Mes neprašėm, net galvoj nebuvo. Pasiūlė. Čia mums pasiūlė žmogus iš edukacijos, kuri vedė edukaciją. Tai jinai paskambino, sako, atvažiuoja motociklininkai, meras, o jie, tik statom vietoje glūtės, mes Marijampolės aikštėje pristatėm daugybę motociklų, ėjo žmonės ir fotografavosi ir visiems buvo smagu. Ir atėjo kažkas iš laikraščio, ten dar ką paklausinėjo, tai buvo labai netikėta. O, Birštonas ir Trakai, aš nežinau kaip, atrodo, kad jauni žmonės bent jau Trakuose vadovauja ir laikosi stereotipų galbūt, nežinau. Aš asmeniškai galvoju, ta prasme, tai yra tiesiog galbūt savivaldybės nesusitvarkymas su kelių chuliganais, kurie, kaip sakant, pažeidinėja taisyklės, skraido su tais sportiniais motociklais, visiškai ne vietose, be abejo labai mėgsta Trakus ir taip toliau. Aš suprantu, kad ten kurortas, ten yra poilsio zonos ir taip toliau, taip pat ir Birštonas, bet tie motociklistai, taip, kurie važiuoja, kurie keliauja. Jie važinėja po tos kurortus, po tos miestus ir taip toliau. Tai vėlgi Trakai, pasižiūrėkit, tai viskas Trakų pilis ir taip toliau. Užsieniečių pastoviai būna pilna. Ir tų pačių keliautojų. Ir jie labai nusivylė, kada tu pasakai, kad sorry kolektyvas, bet mes turėsim motociklus palikti labai toli ir eiti pėstute. Tai įsivaizduokit, vasarą su motociklinė apranga dabar žmonėm eiti praktiškai porą kilometrų tam, kad pamatyti Trakų pilį, ta prasme, vėlgi nešti su savim daiktus, nes, Tai jie realiai praranda daugiau negu jie gavo. Tuo labiau tų garsių mašinų irgi yra automobilių. Buvo teisingai pavyzdys, važiavo dabar Lenkijoje gan jauni tokie, vyrukai. Ir atvažiuoja kolona, aš nuvažiuoju į viešbutį, Vytas pasiliko su grupe. Ir jie atvažiuoja į viešbutį, aš jau viską ten sutariau, bet jau temo. Ir aš stoviu čia filmuoju, viską jie čia pravažiuoja, įvažinėja, pamajų. Ir vienas iš tų jaunolių, jisai atsuko rankinami. Motociklas. Iš karto parodžiau kryžių, kad ne, taip ir susitvarkė, bet paskui jau pasakiau, taip nedarom. Mes atvažiuojam į viešbučio teritoriją. Čia ne baikerių renginys kažkoks, čia žmonės atvažiavo ilsėtis. Tuo labiau, kad jau pritemė yra, ta prasme, jau vėl vakaras. Nes vasarą pritemė tu jau 11 val. 12.
Nu, tai va, ta prasme, kad... Tam tikra kultūra pagaliau yra. Ta prasme, tokio dalyko mes nedarom ir pasistengkit. Jeigu mes ir per miestą važiuojam, tai nesvarbu, tai ta prasme, jokių ten kažkokių gazo apsukimų, įrodymų, kad pas tavim močius labai garsiai rėkia. Nu, kam to reikia? Kam to reikia, taip. Tiesiog. Bet kalbant apie triukšmą, Vytautai, mieste, ypač vasarą, mes mėgstam miegoti atidarytais langais, ar ne, ir pravažiuoja motociklai, ar ne, ir girdime, ir pravažiuoja ir automobiliai, tarp kitko. Aš tai turiu tokią nuomonę, kad čia yra vairuotojas kaltas, ką jis tai išdarinėjo su savo transporto priemonė. Bet kaip jūs galvojate, ar iš tikrųjų gyventojai yra per jautrus, ar čia tie motociklistai nori labai save pademonstruoti? Aš manau, kad kaip visada gyvenime nėra vieno teisaus. Yra ir vienos, ir kitos pusės, ir tą surasti kažkokį balansą, ar pasakyti, kad čia abi dvi pusės teisės, ar abi dvi neteisės. Tiesiog gal mums kažkiek, aš turiu omeny ir motociklistams, jeigu čia mes kalbam kaip atstovai, tai irgi reikia pasižiūrėti į veidrodį ir pamatyti, kur mes galbūt dirginame tą, sakykime, tuos gyventojus. Čia dabar yra, kadangi aš mėgstu žvyrkeliais važinėti, tai yra tam tikras niuansas su Lietuvos TET, Trans-European Trail trasa, kur kažkurie gyventojai jautriai reaguoja. Na, tai gal ir iš tikrųjų mes kažkiek, sakykime, motociklistai turėtume pagalvoti, kaip tas žmogus jaučiasi, kur pro jo sodybą kasdieną pravažiuoja 10 motociklų. Bet, tai čia yra tos kultūros klausimas, kuris, aš tikiuosi, jisai eina teisinga linkme, žmonės mokosi, supranta. Tam tikras švietimas galėtų irgi būti, čia gal ir mūsų tos bendruomenės kažkokios dalykas bendrauti, pasakoti apie tai, atkreipti dėmesį. Būkim biedni, bet teisingi, ką mes šiandieną mokomės vairavimo mokyklose. Mes mokomės išlaikyti vairavimo egzaminą, mokomės važiuoti taip, kaip reikia per vairavimo egzaminą. Kaip mokytis ir kaip vairuoti tada, kai tu išvažiuoji į tą tikrą gyvenimą, žmogus išlaikė teisės ir išvažiuoti nesakysiu į gatvę, bet į kelionę ir dar kažką, tai čia galėtų galbūt kažkokią bendruomenę, aš manau ir tos pačios kelionės, važiavimas su kitais žmonėm, bendravimas, jisai irgi padeda to išmokti. O iš kitos pusės mes labai esam pripratę gerai gyventi, mes jau čia ne kaip motociklistai, tie, kurie mėgam su atidarytų langų. Taip, mes įpratę gerai gyventi, ir nuvažiuoti, pasiūlyti čia tik tai galiu nuvažiuoti į Atėnus ir ten pamiegoti atvirų langų. Ir suprasti, čia toksai gal sarkazmas, bet tiesiog, taip, mes esam gerai pripratę gyventi ir kaip atvažiuoja pas mane draugai, aš gyvenu soduose ir kaip čia pas jūs tylu. Ir taip, ir ten žmonės, kad ir maža miestelį, bet jeigu prie didesnio kelio Lenkijoje gyvena, tai ten tas eismas ištisinės ir tas triukšmas yra. Tai mes tiesiog labai gerai gyvename. Taip, yra dvi medalio pusės, kaip jūs sakote. Dalia, aš jums turiu labai vieną moterišką, tokį mamišką klausimą. Aš žinau, kad jūsų dukra vairuoja motociklą ir turi išsilaikiusi teisės, bet jūs apie tai sužinojote tik po 3 metų. Taip, kaip tai nutiko ir man svarbiausia yra, koks jūsų patarimas yra tėvam? Aš, kadangi turiu vieną dukrą, man atrodo, kad kaip mama visą laiką atrodo, kad tu pagalbę padėsi prieš krentant, nesvarbu, kad jai yra 30 metų, bet jinai vis tiek yra mano vaikas. Ir aš esu pasakius, kad motociklas per mano lavoną. Taip. Jisai labai norėjo, kad jinai laikytų teisės, aš tave išmokinsiu per mano lavoną. Taip. Ir tada mes atostogavom kartu prie jūros ir važiavom namo. Ir mašinoje jinai sako, žinai, mama, tu vis dar gyva, mes dviese buvom, taip. Sako, tu vis dar gyva, o aš nebegaliu tylėti. Mane kaip nuplykė, aš sakau, laikysi teisės. Ne, aš jau turiu. O Dieve, galvoju. Sakau, tai dabar pirksi motociklą? Ne, aš jau turiu. Kada? 3 metai. O Dieve. Atėmė žadą viską, aš sėdėjau, aš neturėjau ką pasakyti, aš jau galvojau, kad čia susimokė prieš mane dviese. Pasirodo, ir jisai nieko nežinojo. Ir po to, aš kai grįžau namo, man buvo žiauriai gėda. Žiauriai gėda, kad aš neleidau savo dukrai siekti svajonės. Aš bijojau, kad jinai ten kažkas kaip visą laiką, tu saugai tą vaiką. Jinai tiek atsargiai važiuoja motociklu. Jeigu mes neleisim, vis tiek vaikai tą padarys. Vis tiek vaikai padarys. Tik tai tą galima buvo padaryti turbūt saugiau.
Taip, yra labai blogas dalykas, kad pavyzdžiui, 3 metus važinėjo su savo draugais, kurie tokie patys, Rūtais stogais turbūt, ar ne? Žaliasnapiai, ta prasme, kurie nemoka važiuoti, neturi patirties ir taip toliau. Tai yra labai blogai. Ir jis sako, aš labai norėjau važiuoti su jumis ratukais, į tos ratukus, ta prasme, bet aš negalėjau tiesiog pasakyti, nes aš galvojau, kad bus didžiulis skandalas, sugadintas, ta prasme, žmonėm ratukas ir taip toliau. 3 metus jinai važinėjo, velniai žino kur, velniai žino su kuom ir kaip, taip. Ir tai yra apie saugumą, tai yra apie pagalbę, visiškai ne. Tėvai turi leisti vaikams. Čia nėra kalbos, nes jie taip pat padarys. Bet bus toks variantas, kaip pas mus, tai bus blogai. Nes vis tiek, ir tas pats tėvas važiuojantis su mocu, tai prasme, jisai tikrai patars, jisai pamokins, pavyzdžiui, netgi pamokins to, ko nemokina regitroje. Taip, tai prasme, toj pačioj regitroje, toj pačioj mokykloje. Nes mokykloje tave mokina, kaip daryti su to mocu, bet ta prasme, kaip saugiai tam, pavyzdžiui, važiuoti tą patį posūkį, kada bijo žvyro, kada jo nebijo, ta prasme, yra daug niuansų, kur žiūrėti netgi važiuodamas į tą patį posūkį. Ta prasme, psichologiniai visokie dalykai su motociklu, labai daug. O jinai to neturėjo. Tai ką jūs veikiat žiemą? Kalbam. Apie motociklus. Jūs organizuojate, aš esu buvus išduosiu paslaptį, esu buvus, man atrodo, vienam renginį ir netgi gal keliuose. Oze buvo apie kelionę, čiagi jūsų yra, ar ne? Taip. Ta visa idėja yra kilus iš senai, iš vieno klubo, kuriame aš buvau, tai paskui tas klubas tiesiog, nežinau, jie gal biškiai apleido tą reikalą, ir su jais užšnekėjau, kadangi su prezidentu labai geri draugai, aš sakau, tiesiog noriu pratęsti tą dalyką, jeigu jūs nedaro, ta prasme, aš jį pasiėmu. Tokia, jis pasitarė su kolektyvu, taip gerai, sako, imkite, darykit. Tai ir viskas, ir mes pradėjom daryti tam tikruose baruose ir taip toliau, ir po biškį tas populiarumas šito renginio pradėjo augti ir mes pradėjom nebetilpti niekur, nes labai daug žmonių ateina pasiklausyti, nes tikrai įdomios kelionės, ta prasme, egzotinės visokios kelionės, tikrai. Tiesiog žmonės iš patirties pasakoja ir rodo, ar ne? Pristato, kur jie važiavo. Praktinių patarimų daug. Ta prasme, nuotraukos, video, pokalbiai su ta pačia publika ir taip toliau. Kad motociklininkams yra 2 sezonai, kaip ir slidininkams. Yra vasara ir vasaros laukimas. Aš tai praeitą žiemą važinėjau ne tik tai pas Viačeslavą Sudalę pasakau, bet po visą Lietuvą važinėjau pasakau, kadangi prieš tai vasarą pravažiuoti kokią įdomią kelionę ir paskui gali važinėti po visą Lietuvą pasakoti. Tai aš važiavau iš Kauno į Graikiją, keliautojų maršrutu 1929 metų ir paskui važinėjau po Lietuvą pasakoti apie tai. Kai yra draugų ratas, jie gali ten kartu į pirtį nuvaryti, kada ten sugalvoti ir taip toliau. Bet kai yra bendruomenė, ta prasme, jų yra daug. Jų yra tiesiog daug ir jiem tie susitikimai ir įdomu, ir tuo pačiu vėlgi jie pasilieka, pabendrauja. Lario klausimas yra kiekvienoje mūsų laidoje, visiems laidos svečiams. Lari, scena tavo. Po visos dienos ant motociklo, kai užpakalis kietesnis už skroblą, kas geriau reabilituoja sielą, graikiškos gyros ar lenkiška zapekanka? Žinokit, pasakysiu, kadangi aš motociklą renkuosi pagal užpakalio sėdėjimą, tai pas manęs nebūna skroblus. Placek po Vengersko. Būtinas. Ir Vytautai, nešiojat didį vardą, organizuojat keliones po Lietuvą ir Lenkiją, sąsajos kaip ir šis klausimas kyla natūraliai. Kada atliksit istorinę pareigą ir nuprausit savo plininį žirgą Juodojoje jūroje? Kai tik tai Ukraina, sakykime, nugalės Rusiją. Nebuvo tai baisu. Motociklininkai, ačiū, kad atvykot. Man visų pirma, tai buvo prieš laidą labai malonu su jumis visais 3 susipažinti ir būkim pažįstami. Gal kažkada prisijungsiu prie kelionės ar ekskursijos, būtinai pasistengsiu, kad taip ir būtų. Labai tikimės. Noriu palinkėti jums gerų kelionių, noriu palinkėti jums tų keliautojų, kurie yra draugiški, ar ne, kurie yra smagus, kurie yra besidomintis, kad tų keliautojų ratas vis platėtų, augtų, kad jūs išlaikytumėt gido licenciją sėkmingai, ar ne.
Vytautui jums taip pat labai linkiu išradingų, smagių kelionių po Lietuvą, po Lenkiją, ypač istorinės kelionės. Aš įsivaizduoju, kad jos ypač turėtų būti vertinamos ir norėčiau ir labai linkėčiau, kad prisijungtų vis kuo daugiau jaunimo. Ačiū Jums labai. Ačiū Ačiū, Aurelija, ačiū, kad pakvietėte. Ačiū, Viačeslavai. Sėkmės jūsų laidai, tikrai didžiausias. Dėkui. O jūs važiuokit saugiai.